Versija. Nu, žiūrėk, atsidengiu. Atsidengiu. Au, Algi. Jo, matau. Ne, nebaudos į žionį. Davai. Au. Jo. Ne. Pats. Paliau. Sveikas, moteris. Taip neslėpkim, artėja vyrų čempionatas pasaulio Turkijoje. Ir taip, kad artėjant pasaulio čempionatui speciali laida apie krepšinį, kad jūs neangtumėt, neerzintumėt ir kitaip nekamuotumėt savo mylimų vyriškių. Taip, nes čempionatas yra toks metas, kai vyras priauga svorį, tampa nervingesnis ir moterims kyla labai daug durnų klausimų, bet vyrai žino geriau, bėga įvykiams iš akių ir tos durnus klausimus atsako. Pirmas atsakymas į durną klausimą. Krepšinėje nuošalės tikrai nėra gerbiamas moteriškės pateliškės. Nuošalėje gali būti tik tai toksai žmogus kaip teisėjas. Taip, arba kitaip dar vadinamas be akių išgama čigonas įvaikintas arba saips kedžio danukas, pedofilų traumuotas ūsas arba šiaip gaidys, išsigimėlis gerikas ir žinoma ausis. Arba pavyzdinius ir visaip kitaip. Tai tiek. Trečias atsakymas į durną klausimą. Arvydas Sabonis tikrai nežais. Tikrai nežais, čia moteriškim, kuriuom yra virš 60, kurios geria šampaną. Arvydas tikrai nežais. Aš galiu jam paskambinti prie jūsų akių ir jo to paklausyti. Taip, Arvydas. Sveikas Arvydai. Jo, čia Algis. Kaip gyveni? Nesąmoningas klausimas. Ja, supratau, durnas klausimas. Klausyk, šiaip norėjau paklausti, taip, žinai, šoks, klausimas iškilo. O tu gal žaisi šiais metais, tipo rinkinį? Taigi buvo rašyta turbūt, kad nežaisiu. Ar nebuvo? Ar tu pats neskaitėjai? Supratau? Ja. Nors gal yra krislelis galimybės, kad vis dėlto, jeigu jau labai mes pralaimėtumėm, gal išbėgsit į aikštę, ar ne? Sekantis klausimas, kad klausinėjai nesąmonės, taigi kur mes dažganiai Dėkui, Arvydai. Žmonai, linkėjimus. Dėkui, Arvydai. Čia buvo legendinis krepšininkas Arvydas Sabonis. Ačiū uždėmesį. Tai tiek! Iš kur tu jų numerį turi? Nu tai aš sakau, taigi obuolius kinėtas jo sūnus. Krautvydas. Nu. Ir jis į rinktinį žaidžia. Nu jo, tas kur negražus ir nemoka ką čia žaisti. Aš žinai, kas būtų geriau? Nu. Bet jeigu būtų du Saboniai, tai būtų gimęs tikras krepšininkas. Nu dabar krepšininkas ir gražuolis. Geriausias Lietuvos krepšininkas su gražiausia Lietuvos merga. Nu ir kas gavus? Nei gražiausias krepšininkas, nei geriausias Lietuvos merga. A būtų viens su savim? O būtų du Saboniai, vat būtų buvęs kažkas. Jo, reikia. Skambin Arvydai, pasiūlysiu, gal, sakau, tu su savim. Davai. Nu. Ir dar vienas atsakymas į durną klausimą. Kai tas teisėjas, kitaip žinomas kaip ožys, gaidys, urodas, arba taip žinomas, sušvilpia baudas, tai mokėti tikrai nereikia. Tikrai nereikia nei mokėti, nei kitaip atsilyginti. Taip, ir neišsigaskit, jeigu jau teisėjas sušvilpia, tai nei baudos reikės mokėti ir neišsigaskit žaidėjų tikrai oranžinio to metalinio, kur užrakina kojas arba ratus tikrai neužrakins. Ir jeigu sušvilpia 3 sekundės už stovėjimą, kojos irgi neužrakins. Nes čia krepšinis, o ne gatvė. Gali būti gatvės krepšinis, bet krepšinis, pasaulio čempionatas. Kas yra? Tai ko čia tas kojas? Jeigu baudą duoda, kvitas rašo, tai ratų neužblokuot, kojų neužblokuot. Ar tu čia labai norėjai kažkokį gudrą klausimą užduot man? Dėkui, Algi. Moteriškė, ko žiūri? Ko tu žiūri? Ko tu žiūri? Ar tu vyro neturi? O neturi? O neturi? Ko neturi? Ko neturi? Gal televizoriaus tu neturi? Todėl žiūri. Todėl žiūri. Todėl žiūri. Todėl šauki. Todėl šauki. Ir ant vyriškio tu pyksti.
CTV LT.